atliksim hantelio spaudimą kampu su sienos pagalba. Pėdas padėsim ant sienos, pėdas kontaktuos su vidinė pagalvėlė ir vidiniu kulnu, bet neprarasdamos pėdos išorės. Svarbu, kad pėda ir keliai būtų vienoje linijoje, o klubo sąnarys būtų šiek tiek sulenktas. Dabar išsikelsim svorius į viršų, šiek tiek čia galima plačiau, laikysim maždaug šitoje pozicijoje ir šiek tiek mentis išvesim į priekį. Judesys turėtų būti maždaug toks. Iškvėpsim orą, pasuksim dubinį ir dabar labai iš lėto leisim svorį į apačią ir stengsime apačioje išgauti 90 kampą per alkūnę. Tai galim pradėti su šitą ranką ir galim kilti į viršų. Dabar važiuosim į apačią, įkvėpinėsim, įkvėpinėjam, kylam į viršų, iškvėpinėjam. Va šitaip. Gerai, vėl lėtai važiuojam. Alkūnę labiau laikome viduj negu išoriai, maždaug apie 30 laipsnių kampu. Neskubam ir kylam. Su svoriu važiuojam lėtai iki apačios, maždaug iki, kad išsilygintų alkūnę su kūnu ir tada galim kilti į viršų. Ir kylam. Ir kylam.